Labadiena, Gedas Butalevičius, skyriaus vedėjas, kuo galiu padėti? Labą dieną, Gedai. Olivija Krasnickienė skambina jum. Šiandien ryte kalbėjau su kita konsultantė, kuri man davė jūsų numeriuką, nes sakė, kad mano skundas bus, jum perduotas nagrinėjimui. Aš nežinau. Jo, čia yra turbūt skambinat dėl Dovės Krasnickas, ne? Nes aš gavau jūsų pasikreipimą raštu. Taip. Ir susipažinau ir klausimas, kuo galim šitoje situacijoje jums padėti, nes aš suprantu jūsų lūkestį, kad mes reaguotumėm į tai kaip į melagingos pranešimus, bet kuo dar galim padėti? Aš taip pasakysiu, kad aš ne vieną kartą kreipiausi į policiją su pagalba, nes tokį, kokį jūs matote tame vaizdo įraše, tai tokį persekiojimą aš patiriu nuolatos. Tik tais šį kartą jie pasirinko taikinį mano 2-metį vaiką. Jie laiko mano 2-metį vaiką nelojaliu piliečių Lietuvai, nes jo mama turi nepatogią nuomonę. Ir man sunku iš tikrųjų kalbėti šitą temą. Aš esu pirmakartė mama ir man turbūt labai jautru tai kalbėti, bet kadangi jau teisėsauga nesaugo manęs, tai aš kreipiuosi į jūs, kad apsaugoti, aš jaučiu realiai grėsmę savo vaikui, kad jūs atliktumėt kažkokį vidinį tyrimą, atkreiptumėt dėmesį. Olivija, tada girdžiu, ką sakot. Olivija, tada padarom taip. Aš, kur gavau jūsų skundą, ten yra pakankamai informacijos. Aš pagal tą dokumentą tada kreipiu, kad būtų atliktas vaiko situacijos vertinimas, įsivertinam vaiko situaciją, va tai, ką jūs sakot, yra grėsmė, yra nesaugu ir taip toliau, nes tai bus atskaitos taškas imtis kažkokių veiksmų. Taip, nes aš noriu dar patikslinti, kad tas vaizdo įrašas, jis yra, beveik 90% yra sukurtas dirbtinio intelekto. Ten yra labai daug tiesos net neatitinkančių dalykų ir aš pasakysiu taip, tokie anoniminiai profiliai, kurie kuria tokį turinį, jie turi labai tikslingą ir sistemingą vienos krypties, kaip pasakyti, formatą. Ir aš noriu su jumis bendradarbiauti, aš noriu jums palengvinti tą procesą tyrimo ir tarkim Lietuvoje yra vienintelis prodiuseris, kuris bando galutinai su manim susidoroti. Mano giliu įsitikinimu ir tvirta nuomonė, už viso to gali stovėti prodiuseris Dominykas Kubilius. Mano yra tokia nuomonė, jeigu jums tokia informacija padėtų kažkaip giliau ištirti visą tą dalyką, tai yra vienintelis prodiuseris Lietuvoje, kuris gali surežisuoti tokius dalykus ir tokio pobūdžio turinį, kad tai būtų įtaigu ir kad tai pakenktų visiškai žmogui. Žiūrėkit, ponia Olivija, tada eikim nuosekliai. Tai aš kaip minėjau, aš kuriu užduotį, kad tada įsivertintumėm jūsų vaiko situaciją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad susisieks su jumis specialistai, susiderins laiką ir turės su jumis detalų pokalbį. Taip. Nes ta informacija, kurią jūs sakot, yra jinai svarbi. Taip. Ir tada ją fiksuoja, įsivertinam vaikui, yra rizikos grėsmės ir ne, analogiškai perduodam nagrinėti pagal kompetenciją, nes čia ir policija, manau, kad turi įsijungti. 8. Man atmetė 8 pareiškimus. Tai yra tikslingas ir sistemingas manęs ignoravimas ir leidimas su manim susidoroti. Aš noriu pabrėžti dar vieną dalyką, kad paskutinis mano pareiškimas policijai buvo būtent mano nuogastavimas ir pirmą kartą aš savo baimės išdėjau dėl savo vaiko. Ir šiaip tokie puolimai vyksta beveik metus laiko, jie niekada nelietė vaiko. Bet tik aš policijai pasakiau savo didžiausią baimę, iš karto po 3 dienų pirmą kartą jie taikiniu pasirenka mano vaiką 2-metį. Tai yra, aš policija, jinai manęs nesaugo, negina ir nepadeda ir mano vaiko irgi neapsaugos. Todėl aš kreipiuosi iš karto tiesiai į jūs, kad šiandien iš viso yra tokia graži diena vaiko teisų gynimo, diena tarptautinė. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs galėsite, norėsite ir sugebėsite apsaugoti mano 2-metį vaiką, kuris net nemoka kalbėti, bet jau yra laikomas nelojaliu piliečiu dėl mamos nuomonės.
Išgirdau, ponia Olivėjus. Tai kaip ir minėjau, aš tada iš karto kuriu pavedimą, kad tada atliktumėm jūsų vaiko situacijos vertinimą ir tada surinks kolegos informaciją ir tada žiūrėsim, ką su to galim daryti. Be abejo, mes žinokit ir labai su mielu noru į namus įsileisim ir jūsų darbuotojus ir pabendrauti, ir aplinką parodyti, ir kaip auga tas vaikas. Ta prasme, mes atviri visiškam bendradarbiavimui. Puikiai, ačiū. O tada jeigu kažkas keičiasi arba kažkokie niuansai, tai drąsiai, ponia Olivija, skambinkit. Gerai, ačiū Jums labai. Tvarkoj, gražios dienos. Ačiū Jums irgi viso. Turbūt matote, kad momentais, kai kalbu, tai neina susivaldyti, nes aš esu visgi mama. Taip, aš esu mama ir aš esu pirmakartė mama ir man Doviukas yra... Aš neturiu aiškinti tokių dalykų, kiekviena normali moteris, net ta, kuri manęs nemėgsta, supras šitą prizmę. Labai nustebino, nes kai jau visiškai netiki sistema ir nežinai, ko laukti ir kaip su tavim bendraus, šiai dienai man šitas pokalbis vilčių teikia.